O, jūs tik pasižiūrėkite, koks grožis, kokia prabanga. Tikrai pasijausi karalienė, o kai jausies karalienė, tai netrukus tokia ir tapsi. Labas, mano mielosios. Šiandieną labai noriu pasidalinti tokiu gražiu ir prabangiu užsakymu, tai yra 2 vėrinukai. Mūsų mylimukas akmuo, tai yra citrinos pinigų akmuo. Ir antrasis, kuris labai primena auksą. Dabar žiūriu, gal čia video jums atrodo jisai kaip tamsus ar juodas, bet jis yra tamsokas, tačiau švyti kaip auksas ir jo atspalvis kaip yra kaip tamsaus aukso. Tai taip gražiai blizga, tai čia yra vakaras, bet žinokit ir dienos metu jie blizga. Jie tokie yra minimalistiniai, tačiau dėl savo formos ir dėl savo blizgesio labai prabangiai ir žaviai atrodo. Ar jūs būsit su suknele, ar būsite su džinsais. Šie vėrinukai papuoš jūsų eilutę ir pakels visiškai kitą lygmenį. Atrodysite nuostabi dama. Negaliu atsigrožėti. Taip pat norėjau jums priminti, kad artėja kalėdinis laikotarpis, kad ir kaip jums keistai skamba, bet paštomatai jau perpildyti. Tenka pabėgioti ir palakstyti, paieškoti laisvų paštomatų ir pastebėjau, kad jau po truputėlį pradeda strigti siuntimas. Anksčiau gaudavot per 1-2 dienas, dabar trupučiuką ilgiau reikia palaukti. Jau ruošiu kalėdines dovanas, dėkoju jums už pasitikėjimą ir jūsų močiutėms, ir jūsų mamoms, ir jūs pačios savo dovanojatės. Aš taip džiaugiuosi, kad jūs yra tiek nubudusi, kad jūs lepinat save. Žiūrėkit, 8 gavo gausos ženklas. Jeigu laukiai, tai čia tavo ženklas, nors kartą pasidovanoti savo dovaną tokios, kokios tu nori pati, apie kurią tu seniai svajojai. Na, o grįžtant prie temos, labai džiaugiuosi, kad ir jūsų mačiutės, ir mamytės, ir vaikai, ir sūnus, ir mokiniai, žodžiu, ir anūkai labai myli ir renkasi kristalus. Na, pasidalinau šito gražiu, o aš toliau bėgu ruošti jūsų kalėdinės dovanėlės. Parašykite, kuris vėrinukas jums patiko labiau. Bučiuoju!